atvykusius į šitą susirinkimą. Ne tik tai, kaip sakant, paklausyti įvairių kalbų, bet ir pasilinksminti. Labai malonu matyti mūsų seniūnijos teritorijoje Seimo narius, vyriausybės narius, kandidatus į Lietuvos Respublikos Seimą. Tikrai mes juos išsirinksim, pasirinksim ir kažką išrinksim. Ir sakykim taip, kad tie, kurie liks neišrinkti, tai tikrai bus praėję tam tikrą kursą, tam tikrą kelią ir mes juos irgi gerbsim ir mylėsim ir ateityje jų patirtį panaudosim mūsų reikmėms, žmonėms. Taip kad ačiū, linkiu ypač garbiems ponams čia, kad vykdykit savo pažadus, gražinkit tikrai Lietuvai žmonės, gražinkit, kad čia būtų dar daugiau žmonių, kad būtų jaunų veidų, kad būtų daugiau amatininkų, verslininkų, gražinkit, darykit tokią politiką, kad visi čia sugrįžtų. Ačiū. Va šitaip valdžiai, va šitaip.